Sveiki chebryte! Šiandien 3 neuroninių tinklų pagalba padarysim štai tokius nuostabius trumpus video sugeneruotus iš paveiksliukų. Savo kūrybai naudosiu Midjourney konkurentą Flux 1, promptų generavimui Claude ir galutinių video kūrybai Runway Gen 3 Alpha Turbo versijos. Taigi, o dabar apie viską iš eilės, važiuojam! Pasileidžiam Flux 1. Galima pasileisti per Black Forest Labs arba per fall.ai ir pasirenkam Dev versiją. Visas nuorodas rasite šiek tiek žemiau šio video aprašyme. Pasileidus Flux mes turime sugeneruoti norimą paveiksliuką, taip pat paveiksliukų generavimui galima naudoti bet kokį kitą AI įrankį, pavyzdžiui Midjourney, Leonardo ar net tą patį Klink.ai. Visi įrankiai tobulėja ir kartais mažiau žinomas neurotinklas tam tikras užklausas realizuoja daug geriau negu, sakykim, tas pats Midjourney. Taigi, grįžkime prie Fluxo ir pasirašom promptą paveiksliukui. Prompto rašymui panaudosime Claude.ai. Pavyzdžiui, aš noriu sugeneruoti futuristinį paveikslėlį, kuriame mergina sausinukai stovi vidury gatvės, o fone pastatai, dangoraižiai su gražiomis neoninėmis iškabomis ir reklamomis. Taigi, einame į Claude ir paprašome, kad jis mums sugeneruotų promptą mūsų paveikslėliui. Užklausą rašysiu lietuviškai, o gautą rezultatą čia pat išsiversiu į anglų kalbą, juk ne visi iš mūsų puikiai išmano English. Taigi, Claude puikiai susitvarkė su prašymu ir vieną iš 3 sugeneruotų rezultatų nukopijuoju ir įklijuoju į Flux prompto langelį. Pakoreguoju nustatymus, kitaip sakant paveiksliuko proporcijas. Pasirinku raišką, su kuria man būtų patogiau dirbti neurotinkle Runway. Jūs galite pasirinkti savo patogesnį variantą. Daugiau nieko nekeičiam ir taupydami kreditus paliekam taip, kaip yra. Spaudžiam Run ir laukiam, kol neurotinklas mums sugeneruos paveiksliuką remiantis mūsų užklausą. Taigi, generacija baigta ir žiūrim rezultatą. Pakankamai neblogai, tačiau vienas niuansėlis. Mergina atsukusi mums nugarą, o aš norėčiau, kad ji būtų atsisukusi į mus. Dar kartą pakartojam generavimo procesą. Štai ir antrasis variantas, kuris kur kas geresnis. Sakyčiau, taip kaip ir norėjau, mergina atsisukusi į mus, o fone dangoraižiai ir neoninių reklaminių skydelių šviesos. Taigi, paveikslėlį jau turime, belieka sukurti jam tikslius nurodymus ir įkelti į Runway neurotinklą. Pradedam vėl nuo Claude. Įkeliam jam paveikslėlį ir paprašome, kad jis mums parašytų promptą. Aprašyk visus veiksmus pavaizduotus paveikslėlėje taip, kad gautųsi promptas neuroniniam tinklui Runway Gen 3. Skliaustuose viską aprašyk anglų kalba. Turėk omenyje, kad šis paveikslėlis yra paskutinis video kadras, o mergina turėtų lėtai judėti į priekį ir mėgautis miesto grožiu. Claude puikiai susitvarko su užduotimi, o gautą promptą panaudosime video generacijai. Na, o dabar keliaujame į Runway. Kairėje meniu pusėje susirandame Text Image to Video ir dideliame prompto langelyje įkeliam tą patį su Flux 1 sugeneruotą paveikslėlį. O žemiau įkopijuojame promptą, kurį mums paruošė Claude. Nusistato mūsų video trukmė, tai yra maksimaliai leidžiama variantą 10 sekundžių. Ir spaudžiame Generate. Taigi, video sugeneruotas. Pasižiūrėkime, kas gavosi. Tiesiog nuostabu. Mergina tikrai juda, eina į priekį, jos akys stebi aplinką, o už jos juda fonas, vaikšto žmonės, mirga neoninės reklamos, tačiau vienas dalykas tikrai bado akis. Pats fonas. Jis juda tą pačią kryptimį kaip ir mergina, o turėtų būti atvirkščiai. Toliau išbandžiau dar kelias generacijas, tačiau visose išliko ta pati problema. Fonas judėjo tą pačią kryptimį kaip ir mergina. Nutariu pakoreguoti promptą. Griežtai nurodau, kad mergina apsisuktų ir eitų atgal. Tačiau Runway to nepadaro. Tik šį kartą pagaliau sutvarko foną. Pažiūrėkime, kas gavosi. Viskas taip, kaip ir norėjau. Plius merginos veide atsirado emocija, plati šypsena, net ir akys įgavo tam tikro žavesio ir spindesio. Ir net fone atsirado pravažiuojančios mašinos. Ir pabaigai dar norėčiau padaryti tokį neurotinklo Runway kartų palyginimą. Prieš gerus 9 mėnesius pabandžiau animuoti paveiksliuką iš filmo Avataras. Ir dabar palyginkime tai, kas gavosi tuo metu su Runway Gen 2 versija ir dabar su Runway Gen 3 versija. Tai tiek šiam kartui. Manau, video neprailgo. Aš stengiausi. Jeigu patiko, žinote, ką daryti. Jei nepatiko, taip pat žinote. Iki.